Labas vakaras, žiūrovai. Žinau, tarp jūsų yra daug studentų. Ir dabar būtent kaip tik ką tik pasirašiau pirmą sutartį, jog priėmėm studentą praktikai. Galvau, padarysiu video, duosiu jums patarimų. Pats buvau studentas savo laiku, prieš apie 10 metų. Ir buvo nelengva išsirinkti tinkamą vietą, kur atlikinėti praktiką. Turite apie tai apgalvoti, kas jūs norit būti, koks jūsų tikslas, ko norit pasiekti, kokių žinių norit. Ir tada ieškoti žmonių, kurie jas turi. Ir bandyti su jais kalbėtis, galbūt jie jūs išmokys. Pats atsimenu, praktiką atlikinėdavau ne tik tada, kai kolegija liepdavo, kad yra privaloma praktika, bet visada po paskaitų varydavau į servizą, už dyką dirbdavau. Padėdavau aš ten dirbti ir mokindavus, kaip veikia tas automobilis. Buvo superinis laikas, sunku žiauriai, bet labai įdomus. Tai va, jums patarimas, protingai pasirinkit vietą, kad gyvenime po to būtų linksma. Ir jeigu kažkoks žiūri protingas studentas, kuris mokosi apie automobilius, galbūt nori siekti savo karjerą su automobilių pirkimu pardavimu, pagalba žmonėms nusiperkant automobilius, susisiekit su mumis, mes jūs išmokysim, duosim darbo, tiek žinių, geriau jums mokslo ir visa kita.